Matematika 6-7 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Skaičių mediana, moda. Skaičių vidurkis. Kas yra mediana? Mediana skaičius, už kurį nedidesnį, ne mažesnį, ne mažiau kaip pusė pateiktų duomenų. Kaip randama mediana? Pateiktus duomenys, tai yra skaičius, surašome didėjimo tvarka. Jei pateiktų duomenų skaičius nelyginis, tai mediana bus pateiktų duomenų vidurinysis skaičius. Jei pateiktų duomenų skaičius lyginis, tai apskaičiuojame pateiktų duomenų viduriniųjų skaičių vidurkį. Suraskime duomenų medianą. Pateikti duomenys. Jų yra 5. Pirmiausia, juos, aišku, susirašome didėjimo tvarka. Kadangi duomenų skaičius yra nelyginis, tai mediana bus vidurinysis skaičius, tai yra 6. Antruoju atveju pateikti duomenys yra 6. Kadangi duomenų skaičius lyginis, tai apskaičiuojame viduriniųjų skaičių vidurkį. Tai yra, prie 4 pridedame 6 ir padaliname iš 2, nes sudėjome 2 skaičius. Mediana lygi 5. Kas yra moda? Moda dažniausiai pasikartojantis imties, tai yra visų pateiktų skaičių duomuo. Suraskime modą. Pirmuoju A atveju moda lygi 10, nes 10 kartojasi 3 kartus. Antruoju B atveju modos net 2, 81 ir 105, nes abu skaičiai kartojasi po 2 kartus. Trečiuoju C atveju modos nėra, nes skaičiai kartojasi vienodai. Ko mokys? Skaičių mediana, skaičių moda. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kas yra mediana? Kaip rasti nelyginio pateiktų duomenų skaičiaus medianą? Kas yra moda? Kaip ji randama? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.